daug stiprių latvių, kaip ir visada, ko ir mes tikėjomės. Gaila, Gedas Volkavičius nevažiuoja šiemet, pasikeitė kategoriją. Mano vienas konkurentas atkrito. Neleisim broliam latviam paimti taip lengvai pirmos vietos. Stengsimės kovoti su jais. I felt like it was better than the previous years. Yesterday I was in Latvian Championship, now I'm in Lithuanian Championship. 2 days in a row but at least today I got the victory. Startas nesigavo toks geras kaip pirmas. Po starto likau kažkur per vidurį. Viena klaida startą, kita klaida šitam posūkį. Per aštriai pradėjau važiuoti turbūt. Greitai susirinkau gal per 2-3 ratus, vėl važiavau pirmas. Lyderiavau visas varžybas ir kai vyko 2 ratai, jau jėgos ap mane pradėjo apleidinėti dėl to, kad pačioje pradžioje labai stipriai aštriai važiavau. Laurynas also passed me in a better line. Then I tried to find a better line too, so yeah, I just made it happen. But yeah, I'm stoked. Važiuoti žiauriai patinka, bet dabar žiauriai uždraskyta, tai man neįmanoma pavažiuoti. Žiauriai sunku ir žiauriai gera. Ir malonu. 8-9 metus nevažiavęs, vėl galvoja man senatvės. Tik kai varžybų dien būn, nebenori žiauriai. Iki starto linijos, tik šlagbaums nugriun, viskas, tad jau sin. Vakar biškį turėjom smulką akcidentą, susitraumau riešą. Iš visų jėgų važiavom, tiesiog rankas nelaiko. Fiziškai pasiruošęs, bet tiesiog rankas nelaiko. Ir 4 etapus pasaulio planuojam važiuoti. Čia Baltijos šalyse, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija. Toks yra planas, bet tikiuosi įvykti tą planą.